Kai žiemą spusteli rimtesnis šaltukas, kiekvienas iš mūsų dar kartą įvertina namų šildymo įrangą. Kiek laiko reikia skirti priežiūrai, kaip sekasi išlaikyti pageidaujamą namų temperatūrą ir kokios yra šildymo sąnaudos. O jeigu vėl reikėtų rinktis naują šildymo sistemą, ar pasirinktumėte tą patį? Pašnekovė savo namų šildymu jau ne vienerius metus naudoja dujų balionų sistemą ir sako, kad rinktųsi vėl tokią pat. Pasirinktume dar kartą, ne kartą Sauridą, nes sprendimas tikrai yra pasiteisinęs. Mes net jau pamiršom, kad mes tas dujas naudojam, yra ta šiluma ir tiek, ten jokių rūpesčių nėra su Saurida. Tikrai puikus sprendimas, pastoviai palaikoma pastovi šiluma. Jeigu reikia kažkokiu tai aptarnavimu dujiniam katilui, tai Saurida visada suteikia gerą specialistą, operatyviai atvažiuoja, sutvarko, patikrina katilą, jeigu kažkas tai negerai ir atsitinka. Pašnekovė prisipažįsta, kad namus šildanti sistema veikia be priekaištų, o svarbiausia, šeimininkams kištis į šį procesą visai nereikia. Paprasčiau negali būti turbūt. Tiesiog ten mes net nežinom, kada tos dujos baigėsi, yra namas, už namo kažkur nematomai vietoje yra dėžė su dujų balionais, mūsų atveju tai čia namas 65 kvadratiniai metrai, tiem 65 kvadratiniams metrams mes pasirinkę 6 dujinius balionus vienoj dėžiai. Sistema veikia tokiu principu, kad pasibaigus 3 balionams automatiškai persijungia kiti 3 balionai, toliau tiekiame šilumą, o tuo tarpu atvažiuoja kitą dieną Sauridos darbuotojai tiesiog su kitais 3 balionais, juos pakeičia ir mums net nereikia dalyvauti tam baliono keitimo procese. Namo šildymo sistema veikia be priekaištų jau keletą metų, tad pašnekovė gyvena ramiai ir šiltai. Bet daugelio namus dar šildo senesni katilai, kurie gali imti ir staiga sugesti, o turimų santaupų naujai įrangai gali nepakakti. Yra žmonių, kurie daro tą planuotą remontą ar statybą. Yra kita dalis žmonių, kurie tiesiog nutinka gyvenimas ir sugenda. Sugenda dabartinis šilumos siurblys, ar sugalvoja, kad reikia pasikeisti iš kažkokio granulinio katilo į išmanesnį įrenginį. Ir vėlgi, tai tuomet, kai nutinka neplanuoti tokie darbai arba sustoja šildymo sistema, tuomet žmonės nebūna sukaupę tos pagalvės, kurią iš karto galėtų imti ir mokėti. Ir tai irgi vėlgi, tuomet bankas yra tas įrankis, kurio pagalba klientai išskaido savo šitos mokėjimus į jiem patogius terminus ir sumas. Klientas, norėdamas mokėti už prekes dalimis, jisai kreipiasi į Sauridos vadybininką ir tuomet vadybininkas, naudodamasis banko sistema, gali įvertinti kliento mokumą, parinkti jam patogų terminą, sumą ir tai užtrunka iki 10 minučių. Tad jeigu reikia sprendimo, gal verta įsiklausyti rekomendaciją žmonių, kurie gali džiaugtis dėl laikų priimto tinkamo sprendimo. Labai rekomenduočiau kaimynam, kad nebūtų tų smalkių kvapo jokio, nes Saurida tai čia tikrai yra toksai, kaip ir, žalias sprendimas, ekologiškas, jokio kvapo, jokių pašalinių čia kvapų tikrai nepajusim. Matau, kaip kaimynai vargsta, nešiojasi tas malkas ar tos breketus, kūrena tos savo židinius, kad palaikyti tą šilumą. Ir aišku, ne visada ten jie kažkuom tuo legaliu turbūt ir kūrenasi, nes visko pasitaiko. Nors Vilniaus mieste kaip ir negalima būtų jau kūrentis, tai tikrai tik tai Saurida ir kaimynams. Ir čia su Sauridai tikrai išvengtų tos biurokratijos, tų visų popierizmų. Tai čia 1-2 dienos ir jūs jau turite pastovų šildymą patikimą.